Čia vyksta dabar programavimo konkursas KTU Codejam 2016. Jisai skirtas programavimo entuziastams, tie, kurie mėgsta programuoti, išmano šiek tiek algoritmus ir nori laimėti gerus prizus. Varžybos vadinasi programavimo, bet vien programavimo neužtenka mokėti. Reikia pasukti galvą, galvos, algoritmai, matematika. Yra nemažai mokinių, bet didžioji dauguma yra studentai. Bet studentai ne tik iš KTU, bet ir iš VU, VDU. Taip pat yra bent keletas dalyvių, kurie jau yra baigę universitetą ir dalyvauja čia.